mūsų pusryčiai. Viena duona, vienas vaisius ir viskas, ką norim. Esame dabar čia. Čia rodo, kaip grįžta atgal į Camino Costado. Tvirta žygiavimo diena ir vėl lietus. Šiandien žygiuosim iki Moledų miestelio. How far is it? 22. Vakar pažygiavom apie 22. Šiandien vėl bus 22. Po to turbūt žygiuosime ilgesnius atstumus vėl, kai kojas pailsinsim. Vakar nakvojom pirmą kartą alberge. Tai žmonės, kiti piligrimai, jau lovose buvo apie 8 valandą. Ir šviesos net išjungtos buvo. Tai buvo žiauriai keista. Nes mes apie 10 valandą jau ir vėliau einam miegot. Bet po to apie 10 valandą jie pradėjo atsikėlinėti, tai tulikait vėl šviesas įsijunginėt. How do you like the alberg stay? There's mostly older people, which I was surprised by. We saw a bunch of younger people hiking, but they didn't stay in them. Grįžom į Costado kelią. Tenai. Wow, that was cool. Didn't even step out of the car. Mum viršų reikia. It's Gothic Mary. Pakilom į kažkur tai 100 metrų aukštį ir dabar nusileisti reikės. Tai pats tas dabar po sunkaus žygiavimo į viršų. Paliekam asfaltą. Radom kanadietišką vėliavą ir dar kažkokį čia regioninį turbūt vėliavą po 10. I think I see the castle over there on the top of the mountain. Apie kilometrų ilgio tiltas. Žiauriai ilgas. Bet jau beveik nulip nuo jo. Eisim kavos iškart. Bandom rasti dujų, kad galėtumėm pašildyti arbatą. Jau 2-3 vietas bandėm nusipirkti, neradom. Tikėkimės, kad čia bus. Čia šitą bažnyčią, kurią matėme debesyse. Eisim bandelis ir kavos išgerti. Zona pasiėmė ryžinį, o aš kažkokį triką, neaišku, kas čia bus. Kažkokio gėrimo atrodo yra cinamas viduj. Pavalgiam pusryčius, judam toliau. Kažkas laužo degina tenai. Porą paskutinį kilometrų palei kažkokį kelią ėjom. Bet dabar jau einam link kažkokio tai tako. Tai bus, tikėkimės, įdomiau. How are you doing, Zana? Wet. You're wet? Yeah, me too. Lyja. Čia galim prispilt vandens, bet mes žygiuojam toliau. Didelė grupė piligrimų dasivėjimus. Valgysim antrus pusryčius. Bandelė iš albergo. Sūrio nusipirkom. Netikros mėsos, avokado, užtepėlę ir kažkokių krekerių su čia. Pusryčiavom čia prie šitos koplyčios. Dabar žygiuojam toliau. Vėlka, mes tai. Atėjom prie Karešų miestelio. Ir vėjas iškart pakilo, aišku. Kažkur čia reikia nusuk dabar.
Ai, va, ten takas yra. Galvojam čia kavos atsisėst, atsigert, bet kol daėjom į kavinės, užėjo didelį grupį žmonių, tai bandom ieškoti kitos kavinės. Tas look open. Man atrodo, netidara kavinę. Bet bandom pažiūrėti. Šiandien žygiavom iš kažkur čia link šiaurės, esam dabar čia ir galvojam iš Kostal pereiti į Literas. Tai čia bus toks nukirtimas link to kito tako palei vandenyną. Biškį nukryp, bet bus gerai. Grįžom prie vandenyno. Ėjom per džiunglės ir išlindom vėl prie vandenyno. Pirinis jau priklijavo su izolacija plitą. Galim nusipirkti užkandžių. Nusipirkom bananą ir šaltą arbatą. Rytoj pasieksim Kaminę, po to laukia Vigo ir po to Santiagas dar 105 kilometrai. Tenai žygiuosim. I think that's the town where we're gonna stay. On the north side of it, right? Yeah, north side of it. Priėjom tako gal, reikėdavo per smėlį eiti. Turbūt iki pat miestelio. Niek to, jau praėjom labai daug per akmenuotą, per medinį taką. Tai smėlis ne problema. O kojos tai iš tikrųjų žiauriai šlapios. Tai jau čia dabar kai perėsim, bet tas smėlį bus pilna smėlio irgi dar. Truputį pasklydom, nerandam kur eit, bet man atrodo, kad tiesiog nusileisim čia į apačią ir tada... Jau netoli miestą esam. Radom taką vėl. Tiltas takas to pačiu. Išsvajotas tiltas. Gavom naują štampą kavinė. Gersim aišku, kaip visada espresso. And for sugar and all. Yeah, a little bit.